Sveiki! Šiandien mes pakalbėsim apie Opelį, nes šalia manęs ne tik pirmasis elektra varomas Opel Grandland, bet ir pirmasis Opelis gavęs šviečiant ženkliuką. Taigi šiandien mano rankose visiškai naujas 2025 metų gamybos Opel Grandland. Kaip minėjau, tai yra grynasis elektromobilis, dugne 73 kWh baterija, teoriniais VLTP skaičiavimais galinti įveikti 523 km. Na, o bendra elektros variklio galia siekia 214 arklio galių. Varant ratai priekiniai. Tai yra antroji Grandland karta, pirmoji pasirodė 2017 metais, 2021 gavo faceliftą, o pernai 2024 pasaulyje buvo pristatyta jau antroji karta. Opel Grandland gamintojai siūlo rinktis iš 3 skirtingų versijų. 1,2 benzino su mild hybrid sistema, 1,6 benzino su įkraunamo hibrido sistema ir grynojo elektromobilio. Galia svyruoja nuo 136 iki 214 arklio galių, tad kaip jau supratot, šiandien mūsų rankose pats galingiausias šiuo metu gaminamas Grandland. Na, o kadangi čia elektromobilis, dar privalau paminėti ir krovimą, tai automobilis maksimaliai priima 160 kW, tai vadinasi nuo 0 iki 80%, tokį modelį krausit per maždaug 25 minutes, kas yra visai geras rezultatas ir puikus laikas kavos puodeliui automagistraliai. Taip pat, kaip visada, jums noriu priminti, kad jeigu ieškot naujo arba naudoto automobilio savo, kviečiu užsukti autoplius.lt portalą, kadangi Grandlandas, jeigu tokio ieškot labai naujas, tai naudotų skiltį jo dar nerasit, rasit tik pirmos kartos, o naujųjų galite pasidaryti autoplius.lt naujų automobilių kataloge. Jeigu visgi apsisprendėt rinktis ne naują, o naudotą, tai labai stipriai rekomenduoju pasitikrinti, kas automobiliui nutiko praeityje, kokios buvo avarijos, gal skendimai ir degimai ir panašiai. Tai kviečiu užsukti autoistorija.lt portalą, ten galėsit sužinoti visą šią informaciją. Dabar pakalbėkime apie kėbulą. Priekį, kaip matot, turim lyg ir per visą kapotą besitęsiantį žibintą. Aišku, čia yra tik tai stiklinė ar plastikinė apdaila. Štai čia yra dienos ledas, kuris tęsiasi per visą ilgį ir, kaip minėjau, susijungia per šviečiantį ženkliuką. Čia taip pat yra labai protingi LED Matrix iškerpantį šviesą žibintai, kuriuose yra 51 000 pikselių, ką tai bereikštų, bet apskritai man visai patinka kėbulo dizainas, jis toks švarus, neiššaukiantis ir labai nekrentantis į akis. Automobilio ilgis 4,65 cm, jis net 17 cm ilgesnis už pirmąją kartą. Prošvaisa taip pat 17 cm, tai čia pakankamai standartiškai tokio segmento SUV-ui. Iš detalių neturim jokio chromo, kas man labai patinka, turim tamsintus langus, neturim jokių stogo bagažinės laikiklių, kas man labai nepatinka, virš ratų turim blizgės juodas arko apsaugos, tokia pati apdaila tęsiasi ir per visą automobilio apačią, o ratai net 20 colių. Na, o gale turim visai nemažą spoilerį su sportiškai atrodančiu integruotu stop žibintu. Valytuvas man ne visai patinka, man patinka, kad jis yra, bet man nepatinka, kad jis čia. Geriau jis būtų paslėptas po spoileriu, jo nesimatytų, nuvalytų ir vėl nesimatytų. Kiek žemiau turim tokį pat kaip priekyje, tik tai raudoną ledą, ir jeigu priekį turim ženkliuką, tai galas primena, kad čia Opel, jeigu nesuprantat, kas čia per ženkliukas. Ir man visai gražiai atrodo štai šis išgraviruotas užrašas ant bagažinės Grandland. Dabar atsėdau vidų ir interjeras, norėtų sakyti, kaip ir eksterjeras, pakankamai minimalistinis, neiššaukiantis, santūrus, pagamintas iš perdirbtų medžiagų, tai jeigu propaguojat tvarų gyvenimo būdą, tai čia jums turėtų būti kaip pliusas. Vyrauja tamsios spalvos, tamsios lubos, tamsios su tokiom šviesesnėm vietom sėdynės, turim tokios vienokios treninginės apdailos, ant durų turim šiek tiek kitokios lyg ir irgi treninginės, nori sakyti, apdailos, bet bendras vaizdas toks neiššaukiantis ir, kaip ir sakiau apie kėblą, nebaisiai krentantis į akis. Man patinka. Pažiūrėkime kokybę. Čia minkšto?
Čia kiečiau truputėlį ir lyg lebesiukas toks yra. Čia šiek tiek prastesnis, bet neblogas. Tikrai medžiagos čia jau aišku prasideda kietos, judančios ir net šiek tiek traškančios medžiagėlės. O daiktadėžė dreba, bet bent jau dreba tyliai. Vidurinė dalis ir dreba, ir kleba. Paklausykit. Na, žodžiu, Opelis yra Opelis. Kalbant apie sėdynės, tai jos visų pirma patogios, iš tikrųjų labai patogios. Šiandien važiavau iš Kauno į Vilnių ir visai mėgaujos šitų sėdynių ir minkštos važiuoklės kombinaciją, apie važiuoklę dar pakalbėsim. Sėdynės valdomas mechaniškai, čia yra iš tikrųjų gana daug vietos, atsistumęs į tolimiausią padėtį, net nežinau, ar apskritai galėčiau pavairuoti, nes su kojom vos pasiekiu pedalus. Vienintelė dalis, kuri valdoma elektra, tai yra nugaros prisipūtimas štai šioje vietoj. Kas yra dar pliusas, tai priekinė keleivio pusės sėdynė turi Isofix vaikiškos kėdutės tvirtinimą, taip nutinka labai retai, dažniausiai turi tik galinės sėdynės. Sėdynė taip pat prasiilgina kojom, čia galima dėti šunų plaukus, trupinius ir šiek tiek patogiau sėdėti. Abi šildomos ir abi galėtų būti masažuojančios, jeigu tai įsidėtumėt į savo komplektaciją, pirkdami naują Opel Grandland. Multimedija man irgi visai patinka, jį pagreitėjus, labai platus ekranas, tai reiškia jį neišsikiša į viršų, kas pagerina mano matomumą, jį pakankamai greita, pakankamai funkcionali, čia yra visos iš principo reikalingos funkcijos nuo navigacijos iki be laido veikiančių Apple CarPlay Android Auto sistemų, čia reguliuojamas sėdynės ir visi kiti dalykai ir apskritai nelabai turiu kur prisikabinti, tik tai pasakysiu, kad man visai patinka, kad ta multimedija šiek tiek pasukta į vairuotoją. Ir gal kartais truputėlį erzina, kad pačio kampelio nelabai matau per vairo kraštą. Bet šiaip viskas su ja net labai neblogai. Klimato kontrolės valdymui vis dar palikti fiziniai mygtukai, nepaisant to, kad jums atrodo, kad čia lietimų jautrios vietos. Čia nėra lietimų jautrios vietos, čia yra mygtukai, tiksliau vienas išlietas mygtukas su 3 pasirinkimais, bet kokiu atveju čia reikia spausti, o pagrindiniam funkcijom, tai yra vėjeliui ir temperatūrai, čia netgi yra svirtelės, kas padaro valdymą dar patogesniu. Tai šita vieta man labai patinka. Jeigu norim išplėstinių nustatymų, tada mes jau turim rinktis papildomą meniu ir viską reguliuoti čia, bet dažniausiai šito meniu nereikės, nebent norėsit reguliuoti sėdynių arba vairo šildymą, tas vyksta čia. Kitas dalykas, dar yra toks dalykas kaip oro kokybė, galima išjungti oro valymą arba įjungti oro valymą, aš tai turbūt jo tiesiog niekada neišjungčiau. Ir yra toks pasirinkimas kaip preconditioning. Jeigu žinot, kad rytoj 8 ryto išvažiuosit į darbą, tai galima nusistatyti, kad 7:40 automobilio interjeras jau pradėtų šilti. Tai čia labai naudinga funkcija. Vairuotojo ekranas nedidelis, bet taip pat platus kaip ir multimedijos. Man atrodo, tai yra labai naudinga, nes radęs patogią sėdėjimo poziciją ir net vairą nuleidęs į pačią žemiausią padėtį, turbūt 98% to ekrano matau puikiai, matau ir kairę pusę, kurioje gali pasirinkti su štai čia esančiu mygtuku, kokią informaciją noriu matyti. Matau ir dešinę pusę visada, kur rodomas momentinis greitis. Visada matau leistiną greitį. Tai ekranas ryškus, greit veikiantis, talpinantis, taip sakykim, vidutiniškai tos informacijos, bet visada puikiai matomas per vairo vidurį. Vairas bent jau man atrodo labai gražiai, toks tamsus, sutaškuota oda šonuose ir apskritai tokios pats spalvos kaip visas likęs interjeras. Aš gal jį tik sumažinčiau kokį 10%, tada jis man patiktų dar labiau. Naujo tipo ženkliukas man labai patinka. Jis multifunkcinis, dešinė pusė valdo multimediją, kairė pusė valdo kontrolės sistemas. Man šiek tiek nepatinka, kad tai yra vienas išlietas mygtukas, tai tokios kaip ir piršto atminties nelabai yra, nors yra keletos duobučių iškilimų ir taškelių, tai gal ilgainiui jau ir priprasčiau. Bet man patinka, kad jis nėra jautrus lietimui, jis yra jautrus mano paspaudimam. Aišku, vairas taip pat ir reguliuojasi, kur čia mūsų svirtelė turi gana nemažai skirtingų padėčių, o už vairo esančios mentelės, tai yra pliusas ir minusas, aišku, pavarų jokių neperjunginėja, nes jų nelabai ir yra, bet jos didina arba mažina regeneraciją tam, kad atleidus akceleratorių nereiktų spausti stabdžių paminos, automobilis tiesiog pats stabdytų ir grąžintų elektros energiją atgal į variklį.
Nu, o dabar dėtuvėlės. Tai durise turim po pakankamai solidžią, gana plačią dėtuvę, kur puikiai telpa Autoplius milžinpodis. Ir čia yra sienelė dėtuvės gale, tai nieks, jokie raktai ir šiukšlytės iki galo nenusilinks ir nereiks ten kištos rankos kelkūnės. Čia turim dar 2 puodelių laikiklius, kurių dydis gali varijuoti. Galim turėti didelę, galim susimažinti dėtuvėlę, galim pritaikyti kokio norim dydžio puodelių, tai tas man labai patinka. Porankis pakankamai gilus ir pakankamai platus. Čia turim tokią dėtuvėlę, kurią galim pasidėti, bet jos man visada yra tokias biški bereikšmės. Iš kitos pusės man patinka atidarimas, kartais galim atidaryti iš 2 pusių. Ir taip pat protingas sprendimas yra padaryti tokį bendrą atidarimą su mažom durelėm, kurios nieko neužstoja, nei vairuotojai, nei keleivių, tai tas priėjimas pakankamai patogus. Toliau turim užsidarančią dėtuvėlę štai šioje vietoje, kur yra 2 USB-C jungtis, vieta pasidėti keletui daikčiukų ir vieta pasidėti telefonui su bevelio įkrovimo funkcija. Ta vieta užsidaro, visada dega lemputė. Užkursiu automobilį, kad ta lemputė užsidegtų, kuri visada rodo, kad tas telefonas kraunasi, bet principe per tą užblurintą stiklą pačio ekrano telefono mes nematom, kas yra gerai ir mūsų neblaško. Čia dar viena dėtuvėlė, pakankamai didelė, ten galėsi susidėti daiktus, kuriuos norit užmiršti. Štai čia vidutinio dydžio dėtuvė, neturiu čia dėl ko ją baisiai girt. Ir aišku, viršui dar turim vieną vietą pasidėti akiniam su labai minkštu išklojimu, tai tų akinių tikrai nesubraižysit. Dabar sėdau galą, kaip visada sėdžiu už pats savęs, priminsiu, mano ūgis 1,84 m. Tai vietos čia ne kaip limuzinė, bet tikrai užtenka, kojom sočiai, galvai sočiai, net ir su stoglangiu, tai jeigu jo nebūtų, tos vietos būtų dar daugiau. Langas atsidaro beveik iki pat apačios, jau galėjo biškį nuspausti. Toliau, už kiekvienos sėdynės turim po kišenėlę, ant sėdynės viršaus turim dar po mažesnę kišenėlę, kur, pavyzdžiui, patogiai galim įsikišti savo telefoną. Maža dėtuvėlė štai čia, iš kurios išslys viskas, ką jie dėsit. Didesnė dėtuvėlė žemiau, iš kurios neturėtų daug dalykų išslyst. Čia yra 12 voltų jungtis ir 2 USB-C jungtis, tai jeigu 2 sėdi vaikai, jie abu gali kažką krautis ir žiūrėti. 2 vaikai ir gali sėdėti, nes tiek vienoj, tiek kitoj pusėje yra Isofix vaikiškos kėdutės tvirtinimas, kaip ir priekyje. Toliau turim porankį su 2 puodelių laikikliais ir dar viena vieta įsidėti telefonai, nors jeigu kažką čia tie vaikai žiūrės, tai kažė, ar per 2/3 ekrano daug matysis. Ir aišku, dar mes turim atsidarančią vidurinę dalį, tai jeigu važiuoja to gėrimai sudėti bagažiniai, tai jos visada galėsit labai patogiai išsitraukti. Tai principe aš esu visai patenkintas, transmisijos tunelio nėra, dabar pabandysiu dar į vidurį atsisėsti. Tai vietos šiek tiek sumažėjo, bet esu maloniai nustebintas, kokia minkšta net ir vidurinė šitos sėdynės dalis. Liuks. Bagažinė 550 litrų, panašiai kaip ir pagrindinių konkurentų. Kaip matot, veikia į elektrą. Dugnas, nepaisant to, kad čia elektromobilis yra dvigubas, jį galima prasigilinti arba galima užfiksuoti štai taip patogiai. Ir čia pastovi vežti savo įkrovimo laidus, vaistinėlę, gesintuvą, trikampį ir visus kitus daiktus. Tai šita vieta man labai patinka. Dar man patinka, kaip jis užsidaro brutaliai. Turim po kišenėlę kiekvienoj pusėje, labai mažą, gumytę prie sienos, 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui kaip įprasta, porą labai tvirtų kablių pirkinių krepšeliam, su kuriais net visą mašiną galiu išjudinti, 12 voltų jungti ir aišku nusileidžiančias sėdynės, dabar jas nuleisiu, jos leidžiasi iš vidaus. Bet bent jau jas nuleidus, dugnas tampa visiškai lygus, tai kažkokį krovinį stumti ar ištraukti bus tikrai nesudėtinga. Plius toje operatorius parodys, kad pats kraštelis irgi neturi jokio kampo, tai tą krovinį labai lengvai ištrauksite arba įkelsite, stumsit ir taip toliau. Nu, o dabar užmeskime akį į galinio vaizdo kamerą, tai į man iškart pypsi, nes aš kažkur labai arti privažiavęs, bet aš galiu išsijungti garsą. Iš karto turim galinės kameros vaizdą, kuris man patinka, nes yra kokybiškas, tik kažkodėl mažokas. Galim persijungti į priekinę kamerą, galim vėl grąžinti į galinį platesnį vaizdą ir galim įsijungti 360 laipsnių vaizdą, kuris nėra piešiamas, kaip kart, pavyzdžiui, kolegose Peugeot.
bet iškart yra rodomas, nes automobilis tą vaizdą kuria ne iš 2 kamerų, o iš visų 4 ir iš karto mato visas 4 pusės. Tai šį kartą kamerą esu visai patenkintas, dar pažiūrėsiu, taip, sukant vairą dar sukiojasi ir juostos. Nelabai turiu kur kabinėtis, gal tik padidinčiau tą ekraną būtent toj vietoj, kur matoma kamera. Na, o dabar išvažiavom į kelią ir pradėsiu pasakojimą nuo to, kas man patinka šitame automobilyje, tai yra komforto lygis. Nepaisant to, kad čia yra elektromobilis su savo šiek tiek kitokia dinamika, kad mes važiuojam su 20 colių ratlankiais, su asfalto nelygumais, su gulinčiais policininkais, Granlandas susitvarko tikrai puikiai, o šiandien netgi važiavau iš Vilniaus į Kauną ir prie didesnio greičio ta važiuoklė tikrai lygiai taip pat puikiai dirba, tai kad panašu, kad į šitą gamintojų labai daug investavo. Į ką investavo? Nelabai daug, tai yra kokybiškas valdymas ir kontrolė, tai kėbulas linkęs truputėlį suvirsti ir turi tokį nepasukamumo momentą ir atvirai pasakius man net turint omeny tai, kad čia 214 arklio galių ir elektros sukimo momentas, man net ir galios šiek tiek pritrūksta, tai jeigu esat orientuoti į kokybišką valdymą, tai šitas automobilis jums gali ir nelabai patikti. Tiesa, jeigu, pavyzdžiui, nusipirksit ne elektromobilį, o modelį su vidaus degimų varikliu, su 1,2 litro benzininiu varikliu, tai jis turėtų būti dar minkštesnis. Kalbant apie sąnaudas, tai šitas elektromobilis, mano galva, turint omeny dydį ir svorį, pakankamai taupus, jis ima apie 18,5 kWh 100 km, įskaičiuojant mano užmiesčio kelionę iš Vilniaus į Kauną. Ir iš to, kaip visada pasakysiu, 2 dalykus. Jeigu automobilis ima 18,5 kWh, o jūs už elektrą mokat 21 centą už kWh, tai 100 km kainuos beveik 4 eurus. O su 73 kWh baterija realus nuvažiavimas atstumas bus beveik 400 km. Tai ir vienas, ir kitas skaičius, man atrodo, logiškas ir visai geras. Kol sustojau prie sankryžos, papasakosiu jums apie matomumą. Tai gale langas nors ir siauras, šį kartą man atvirkščiai visiškai netrukdo galinių sėdynių atlošai, tai tą nors ir siaurą langą matau visą ir per jį vaizdas matosi pakankamai plačiai, tai čia esu labai patenkintas. Veidrodžiai mažesni negu paskutiniu metu apžvelgtų SUV, tai čia kartais gali susikurti tokia lyg ir gal ne nematomumo zona, bet kartais teks pasilenkti ir pasižiūrėti vieną ar kitą pusę. Priekį matau viską labai gerai, gal šiek tiek vidurinį veidrodėlį kilstelčiau, bet dažnai jis netrukdys. Statramstis apačioj gal ir storokas, tai būtų gal jį galima paploninti, o gale, gerai, gale statramšiai storokiai, tai jeigu reiktų išvažiuoti atbulom į intensyvų eismą, gali tekti ilgokai pasidairyti. Dabar pabandysim garso izoliaciją mieste prie 50 km/h. Įsijungiu, kad fiksuotų ir tyliu. 61 beveik decibelas prie 50 km/h. Jeigu pamenat, praeitoje apžvalgoje apžvelginėjau Land Rover Range Rover Sport, tai 60 decibelų nebuvo net prie 90 km/h. Tai ko gero išvadas galite pasidaryti patys. Na, o pabaigai kaip visada apie skaičius. Kasko. Jeigu esat Biržų rajono gyventojas, jums 50, vairuojat daugiau negu 18 metų, metinis kasko bus apie 800 eurų. 18 metų sulaukusiam Vilniečiui ta kaina pakils iki 1200 eurų ir turint omeny vairuotojo amžių, stažą ir pačio automobilio kainą, man atrodo tas 1200 labai logiška. Kita vertus, pačio automobilio kainos startas 30 000 eurų maždaug, nebent norit varoma tik elektra, tada kainos startas maždaug 45 000 eurų. Alternatyvų taip pat yra labai daug, pavyzdžiui, Volkswagen ID4, Škoda Enyaq, Hyundai Ioniq 5, Renault Scenic, Subaru Solterra, Toyota BZ4X,
tas pats Tesla Model Y. Tai žodžiu, tų alternatyvų būtent šitam segmente yra labai daug. Ar verta iš visų rinktis Grandlandą? Jeigu esat orientuoti į kokybišką valdymą, tai ne. Ir dizainas, ko gero, jos sužavės ne visus. Iš kitos pusės jis važiuoja labai komfortiškai ir turi, lyginant su konkurentais, konkurencingą kainą. Tai jeigu ieškot būtent šeimai, elektra varomo, SUV, tai jis visai vertas dėmesio. O aš, bičiuliai, kaip visada sakau, ačiū, užmeskit laiką, pasubscribinkit, pakomentuokit, pasiūlykit automobilių, parašykit, kokius automobilius norit pamatyti, žodžiu, bendraukim ir iki.